Tony Sports. Viskas krepšiniui. Labas vakaras. Pasveikė. Pergalė. Ačiū. Šarūnai, tapkutės į pliažą jau paruoštus? Su tom pačiom tapkim aš jau visą laiką vaikštau, tai padėtas. Šarūnai, tai galima jau šiandien džiugauti? Jo, džiugaujam. Dar labiau džiugausim grįžę į viešbutį. Tai gal tikrai į pliažą? Ką? Gal tikrai į pliažą? Nu kur čia tau į pliažą? Nėra čia ką pliažą. Pasidarysim savo pliažą. Šiandien jau ko gero buvo pačios geriausios rungtynės. Jo, nu gerai tas, kad mūsų žaidimas biški taip perėjo, aišku, šita Nigerija buvo toks momentais labai prastas, bet šiaip tai iš tikrųjų mes biški geriau žaidėm su kiekvieną dieną. Ir dabar reikia dar gerinti kokį mėnesiuką. Sunku bus grįžti vėl į Lietuvą, vėl aklimatizuotis. Grįžti bus sunku. Aklimatizuotis ir vėl į treniruotis, vėl iš naujo. Nežinau, kaip grįšiu, to pasakysiu, ar buvo sunku ar ne, dabar nežinau. Dabar tu labai toli žiūri, dabar reikia, žinai, mėgautis to, ką pasiekėm. Aš tik noriu pasakyti, kad čia yra labai didelis pasiekimas. Anksčiau, kai pradėjau žaisti rinkiniai, tai buvo į olimpiadą patekti gana lengva. Ten ėjo, nežinau, kai ten tų komandų ėjo 6-7. Dabar duoda Europai 2 vietas, reikia važiuoti į kitą pasaulio galą, kad dar įsikovoti čia kažkokias. Nu, sakau, tokios komandos kaip Turkija, Vokietija, Serbija jau pernai jos liko. Tai aš čia žinau, visi sako, kad čia, jeigu Lietuva nebūtų patekusi, būtų buvusi tragedija, ne. Ne tragedija, dabar paprasčiausiai yra kiti laikai, yra sunku tikrai patekti tą olimpiadą. Taip, kad aš manau, kad vien tik tai jau patekimas į olimpiadą yra tikrai labai geras rezultatas, nors lietuviai aš suprantu, kad tai yra sunku įrodyti. Šarūnai, minėt, kad šiandien visos jūsų komandos pralaimė, pasirodo, kad ne visos. Bet dar mes nieko nelaimėjom, mes dar tik tai patekom į main event, žinai, kaip sako. Tik tai, sakau, main event patekti, kas man atrodo, labai sunku, vakar vieną ataką galėjo nulemti viską. Nu sunku, tikrai, dabar viskas keičiasi, FIBA taisyklės keičiasi, ne taip jau kaip anksčiau buvo. Kaip Šarūnai yra, pavyzdžiui, seniau atrodydavo, pasako pavadinimą šalies ir žmonės visi įsivaizduoja, laimėsim be vargo. Dabar išgirdus tos, kaip patiem, ar nesunku? Dar dabar tas pats yra. Žmonėm pasakysi, kad pralošė nuo Nigerijos, nuo Dominikos, ne, sakykime, Dominika, trenerių visas tas štabas, žinai, tenai, amerikiečiai žaidžia komandoj, 2 NBA, sakykime, 3 atsisakė, ne, sakykime, Nigerija irgi tenai kiek iš NBA žaidžia. O paprastam žmogui pasakysi, nu, va, ten kažkokiem iš Afrikos pralošė, ne, taigi patys tą žinote, nu. Nežinau, reikia suprasti krepšinį, kad tikrai suprasti, kaip yra sunku, sakykime, 2012 patekti į olimpiadą. Čia eina kalbos apie tragedijas, vėlgi sakau, ne, nu, bet iš tikrųjų labai sunku yra. Žiauriai sunku. Taip, kad čia yra didelis pasiekimas. Daugumai sportų vieną kartą olimpiadai jau yra daug. Ar ne pačiam jau Sidnėjus, Atlanta, Pekinas ir Londonas. Atėnai, atsiprašau. Koks jausmas? Nu, dar Londone, dar, žinai, dar yra laiko, bet darbas, kaip sakant, atliktas. Dar velniai žino, reikia išsaugoti formą, reikia išsaugoti sveikatą iki Londono ir taip toliau. Žiūrėsim, daug dievė, kad tai būtų 4. Žinai, forma, bet žaidybiniai ryšiai tai jau niekur nedings tie, kurie dabar jau yra. Nu, aš manau, kad jie turėtų gerėti, vėl tik aš skaičiau kai kuriuos tenai europiečių pasakymus, kad FIBA yra labai šitie dalykai neparanki Europai. Tai teisybė yra. Tai negali tai būti, kad atvažiuoja mūsų iš Ispanijos finalo, Italijos prisijungia prieš savaitę prie tokio dalyko, ne kovoti prieš olimpiadas. Čia yra absurdas. Sakau, o tai mums dar yra dabar 2 savaitės kažkiek tai atsigauti, pailsėti ir padirbėti, ne? Ir sustiprinti tos ryšius ir daug dievė, kad ta mūsų žaidimo kreivė eitų tik tai į viršų. Ar tie visi nesklandumai čia vietiniai kažkiek patirties pridės visiems krepšininkam, ar čia tiesiog toks dalykas, kurį reikia pamiršti? Aš manau, kad tikrai pridės patirties, ypač kai pozityviai praeini tos visus dalykus, ne kaip pasieki savo tikslą, tai tik tai tokie dalykai, man atrodo, labiau užgrūdina vyrus ir taip toliau ir manau, kad tai ateityje tik tai bus į naudą. Šarūnai, pasirinkimo pradžioje dar esi sakęs, kad kitą sezoną matysi geras ar blogas sprendimas buvo žaisti šiemet rinktinėje. Dabar jau 2 nemažiau. Dar palaukim biškį. Šiaip tai labai sunku iš tikrųjų yra mėnesis laiko be šeimos kažkur kitam pasaulio gale. Žiūrėsiu, kol kas visai nieko. Žmonos reikės paklausti.
Gal prisijung šeimą jau Lietuvoje? Nežinau. Iš Lietuvoje gal. Iš patirties atrodo, jeigu pergalės, tai visą atperka, ne tą nebuvimas. Nu, aišku, dabar linksma, žinai, jau kaifas, visi sėdi, juokauja Rūbinė, žinai, bet iš tikrųjų tai labai sunku buvo. Tiek Houstone buvo ir ta klimatizacija, ir tas nesusižaidimas, patys matėte, kaip mes atrodėme, ne? Ir derinių žmonės negali taip staigiai išmokti, ir sistemų negali taip staigiai išmokti, o ten, nu, sunku buvo, patys jūs viską matėte ir sakau, dabar yra tikrai labai geras jausmas, kaip tas kažkoks tai darbas yra padarytas. Ačiū. Tony Sports. Viskas krepšiniui.